Treneriu, kur iškeliaujat ir ką darysit? Vėl kaip praeitą kartą į Egiptą, į Hurgadą tik šį kartą, tai pabandysim naują bazę, pasižiūrėsim skirtumus nuo praeitos, dabar viskas bus vienoje vietoje, tai pasitikrinti važiuoju. O kodėl vėl į Egiptą? Todėl, kad tenkina sąlygos, tenkina, kaip pasakyti, oro sąlygos, infrastruktūra ir turbūt kaina. Kiek iš viso žmonių skrenda? Dabar važiuoja, tai važiuoja rinktinės lyderiai, Danas, Kotryna, Andrius, po to prisijungs ir Rūta prie mūsų ir kartu atvažiuos jaunimo pagrindinė rinktinė, tai iš viso kol kas turėtų būti apie 18 žmonių, lyderiai plus jaunimas. Kažkokios ypatingos užduotis jums bus? Norime, kad jaunimas jungtųsi prie lyderių, semtųsi patirtį iš jų ir pasiruoštų gerai Lietuvos čempionatui ir padarytų kuo daugiau normatyvų. Tai Danai, kaip laikaisi? Šiaip kol kas dabar visai neblogai, kažkaip gerėja viskas, galiu plaukti jau pakankamai greitai, tai kaip ir toks, sakykime, laimingas dabar jau šiuo metu. Atvažiuoja į stovyklą Egipte jaunimo. Kokias pamokas duosi jaunimui? Iš tikrųjų, pirmą kartą, man atrodo, būsim tokioj stovyklai, kur tiek daug jaunimo bus, tai bus smagu pasivaržyti prieš Akvilės Lietuvos čempionatą, tai ir tenai visi susibūrsime, tai labai smagu. Aišku, dabar mūsų tik tai viena dalis atvažiuoja, po kelių dienų dar kita dalis, dar po kelių dienų kineziterapeutė atvažiuoja, tai taip visi, sakykime, suvažiuoja iš visų dalių ir susijungsim čia po kokių 4 dienų jau visi kartu būsim. Nauja šukuosena, ką jin reiškia pas tave? Parodyk galą savo. Nieko, čia reiškia, mano kirpėjas sako, kad galėtum skrosti vandenis, tai iškirpo man sparnus, tai tikiuosi, kad atlaikys iki stovyklos galo.